Arūnas Valinskas teigia nepriimsiantis jokių dovanų. Šį pareiškimą paskatino šiandien Valinskui atsiųsta dovana. Seimo pirmininkas iš vienos telekomunikacijų bendrovės gavo naujausią mobilųjį telefoną, bet išsiuntė jį atgal pranešęs, kad turi ir mobilųjį telefoną, ir kompiuterį, ir automobilį. Noriu pasakyti visiems ir ateityje, kad Seimo pirmininkas ir Arūnas Valinskas turi ir automobilį. Arūnas Valinskas teigia nepriimsiantis jokių dovanų išskyrus turi. Ir kompiuterį. Turi. Ir automobilį. Chemical 49.